Ok, sveiki. Ok, šį kartą noriu papasakot apie bench pressą. Vėlgi prieš tai dariau tokį teorinį filmuką. Plius minus parodžiau, tai yra pasakiau apie teoriją, plius minus kaip turėtų atrodyti tokios pagrindinės klaidos, esminiai dalykai, kaip turėtų atrodyti, ar ne? Dabar pasižiūrėsim, plius minus pabandysiu parodyti, kaip pats atlieku. Čia aš turiu savo visokiausių tokių, ką aš filmuoju maždaug, bet čia būtų grinai įsikėliau kažkiek bench presso arba šiaip powerliftingo pasiruošimai. Tai norėčiau surasti tokį filmuką, kur matosi, čia vieną radau, bet norėčiau gal, kad matytųsi biškiai iš, gal ir šitas visai nieko būtų. Jo, visai nieko, tik tiek, kad jau čia iškarpytas yra. Tai dar atsuksim kažkur, turi būti šis filmukas. Tai, va čia tarkim. Žodžiu, aš jau čia tada spaudinėjausi kažkur arti maksimumo. Čia buvo, ir gal net su ramu dabar darysiu. Jo, matau ramą deduosiu, tai čia bus 100, 8, gal 200 pilt. Jo, aš čia tada pasispaudžiu žodžiu, pasispaudžiu 195, man atrodo. Ir tada 200 sakau su ramu. Tai vėlgi, žinoma, apsaugos visada perfect. Visada perfect. Ir va dabar, kai leidinys, matysi, čia bus vos tarpelis. Pasiėmimas štangus, ne? Irgi vis dar pirštai pakišti. Plius minus jau aš kaip imu štangą. Tai va šitas pirštas, vartas. Čia plius minus per fingerį. Aš dar pažiūrėsiu, ar nepasikeitaliau niekas. Biškis siauriau, nes aš jaučiau, kad mėgstu siauriau. Šiaip pats minus spausdavau per, per šitą pirštą, kaip čia vadinasi, smilius. Bet tada, man atrodo, kartais per smilių, kartais per fingerį dedu vadžiedas yra. Čiut. Aišku, vėlgi tai, ką aš matau iš tos pusės ir tai, ką iš tos pusės gali čia skirtis. Beje, nusiėmimo aukštis, va. Vos keli centimetrai, 4 gal kokie, ar ne? Čia yra svoris padėtas. Ištiesiu tik tais tiek, kad išeitų štanga. Vat. Tas yra dar čia toks apsauginis, kad nenukristų štanga. Tai ten gal dar plus kokie 2 cm išsikiša. Tai vat nuo viso to gaunasi kokie 2-3 praėjimas ir sočiai praeina. Tai va čia realiai grinai turi savo turėti skaičių, va, tarkim tas stovo aukštis ar ne. Tai grinai va tau turi būti toks, kuris tiktų, nes kitu atveju tau realiai bus arba per mažas, arba per aukštas. Tai va tiesiog turi susirasti savo taip tinkam. Vėlgi kojų padėtis, kaip ir sakiau, prieš tai filmukė minėjau, ar ne, kad maždaug mėgstu šitas kojas, arba anksčiau darydavau, bet ir dabar dar mėgstu, aišku, priremti aš jas prie suoliukų ir po suoliukų pakišti. Nes kitu atveju dėčiau čia kažkur tais į priekį, tieščiau į priekį, pėdą dėčiau padėti, pėdą turėčiau prispaust pilnai ant suolo, ant žemės, kad mane sutvirtintų ar ne. Bet šiuo atveju aš nešiau atgal, nes tiesiog aš save jau pagavęs jaučiu, kad tą stabilumą aš jaučiu maždaug nuo didelio kiekio patirties ar ne, bet vėlgi didesnis stabilumas ir tvirtesnė pozicija būtų, jeigu tu stovėtum, tai yra kojos būtų pilnai ištiestos ir padėtos ant platformos. Na va, toliau kiti dalykai, aišku, nugara išriesta gan daug, sėdmenys ir klubas liečia pilnai suolą, stipriai padėtas, nėra čia tas atkėlimas mano daromas, aš kažkaip nemėgstu per daug, nors pasižiūrėsim, kaip atlikinėjant grinai, kai jau spaudinėjai max force, tai ta subinė būna biškiai kyla į viršų, bet šiaip stengiuosi laikyti prispaudęs. Nu ir va, vienodas pasiėmimas, susistabilizuoja. Vėlgi svoris didelis, čia biškiai rankų drebėjimas yra, bet jau čia to nebus, nes tiesiog didelis svoris. Nu va, ir va, tarkim, va, mano nusileidimas. Žemiausias taškas, čia realiai žemiausias taškas ir buvau. Plius minus va tavo vieta. Taip, čia va kažkur, kaip buvau pagavęs, iš tikrųjų. Na čia, tai va realiai tiek man trūksta. Čia būtų kokie gal, 5 cm, gal kažkur, 4-5 gal. Tai va kažkiek tais tiek, va tik tais iki apsaugos. Ir čia yra maksimaliai išsirietęs, tikrai daug. Iki kaklo čia kosmosas,
vietos dar iš tikro, tai čia tos apsaugos odžiai. Galėčiau dar bandyti gal kelt per vieną, bet tada yra tikimybė, kad aš liesiu apsaugas ir tada bus toks svyravimas. Atsimenu, man atrodo, net per šitą treniruotę man buvo taip, kad maždaug kažkur liečiu ir ten, žinai, jau viena ranka leidžiasi kažkiek čiut žemiau, ten pusę centimetrų žemiau ir mat greičiau aš ją paliečiau. Nu tai va toks nesmagus, jau tada tave visą išmuša iš vėžių. Tai va. Bet vat vėlgi, bet vat mano pačio klaida. Spaudžiau. Dabar vat kiek yra svarbu ar ne tas techninis spaudimas. Pats spaudžiu. Tuoj, parodysiu dar kartą. Ir liečiau apsaugas viršui. Ir visą tai va, čia va, dešinė pusė, bam, liečiau. Ir liečiau todėl, kad esu atsigulęs apie centimetrą, galbūt toliau vat, prie veidrodžio, ar ne, apie centimetrą arčiau veidrodžio. Tai man reiktų tiesiog atsisėst čiut toliau nuo lango, nuo viso štangos, toliau tiesiog, ne. Arba man reiktų tada grinai drąsiai sėst toli, toliau nuo to ir kolegos, kuris man padėtų išsinešti tą štangą iš stovų. Aišku, čia yra toks išvažiavimas lengvas, tai sakau, čia iš tikrųjų vienam ganėtinai sunku tą triuką max padaryti, bet čia realiai apie centimetras klausimas. Jeigu aš noriu maksimaliai jėgą padaryti, maksimaliai spaust, tai man reikia spaust būtent ta ranka eina, arba keliant jinai kyla biškiai aukščiau į viršų, ar ne? Tai jeigu kyla jinai aukščiau, tipo arčiau eina veido, arčiau galvos, bet kai keli ir jinai kyla biškiai aukščiau, ar ne? Tai reiškia, aš taip turiu maksimaliai jėgos, bet mano aukščiausiam taške ta štanga eina ganėtinai aukštai ir vat liečiu aš tą. Tai jo, ir iš tikro aš atsigriau tiesiog biškiai per arti ir man išmušė iš vėžių vien tas ir man atsimenu, kaip čia užbaigiau. Atrodo, antrą spaudžiau, antrą jau neliečiu, nes aš jau jaučiau, kad ten jinai plius minus yra tas stovas ir jau man reikia kažkiek žemiau, bet jau tada jėgos santykis, kitas dalykas, tu tiesiog jau save turiu varžyti. Aš turėčiau biškį daugiau mesti į priekį, tai man tada tos jėgos būtų biškį daugiau. Tai va toks dalykas. Taip, tada, čia kažkur, ten buvo maksimum, mano viena iš geriausių formų, realiai geriausių formų tada ir buvo, man atrodo. Taip, pažiūrim, ar dar kažką turim. Taip. Čia aišku per daug nesimato. Jo, čia būtinai reikia daužyti rankas į štangą. Kitaip neprilimpa. Bet vėlgi, pagauni savo nusimatamą, kur ten tas yra. Su pirštu pamatai, tada jau ėjo mano per smilį, per pirmą žiedą. Įsistatai, mentę suneši, maksimaliai išsirieti, suneštos mentės. Išsineši štangą. Aišku, mėgstu kartais klubą pakelt, kad tiesiog lengviau išsikelt štangą, nes vienas sportuoja, ar ne? Išsikeli, tada nuneši klubą žemyn, vėl visas susistabilizuoja, sekundėlę palaikai ir pradedi važiuoti. Ir dirba. Čia be pauzių spaudžiu tiesiog. Bet vėlgi šitas pasidėjimas mano irgi iš tikrųjų yra klaidingas. Kodėl? Tai va todėl, kad kai spaudžiu, ar ne, įspaudžiu čia va. Mano aukštis realiai dabar šitam. Apsauginis yra čiut yra per aukštai. Čia tiesiog šitam džime neįmanoma niekai padaryti, nebent aš ten dėčiau kažkokius mini svarelius, bet čia tiesiog kosminis žaidimas. Ką aš tada darau, kaip ir pastebėjot, ar ne, spaudžiu, įspaudžiu, maksimalus aukštis. Man reikia paskutinis repas, reikia padėti štangą atgal. Pakeliu išmenčiu, tai reiškia, aš paimu taip štangą, išties, tarkim, čia būna normaliai, o aš tada ištiesiu tiesiog mentį. Čia grinai judesys išmentys, ne tricepsas, ne ranka, niekas, ne? Grinai išmentys, ištiesi mentį ir padedi atgal. Tai tas pakėlimas šitas pakėlimas ir pasidėjimas štangos rankos pailginimas, kad tu tiesiog pasiektum. Tai tau junginės pečių rotacinius, mentės tuos visus raumenis ar ne dar kažką, romboidus galbūt, ta prasme, tokius raumenis, kurių tu nenaudotum šiaip tam judesyje, tu greičiausiai esi jų nepripratinęs, nesustiprinęs. Tai, nes tiesiog tu taip niekada nedarai, ar ne? Jeigu tai visada darytum, tai jo, ten jie sutvirtėtų greičiausiai, žinai. Bet jeigu tu dirbi tik tais tvarkingai visada ir kartais tenka tai pasidėti, tai tada yra blogai ir tai gali iššaukti tau traumą. Aišku, mano atveju čia reiktų kolegos, kuris man padeda nukelinėti tą štangą ir padėtų. Arba bandyti žemint, jau geriau yra tada žemint štangą už tuos laikiklius
Ir tada pirmas taškas gal gautas toks nesmagus, biškai reiktų išsikelt, bet tada smagiai tu pasidėtų. Smagiai meti, tada ta štanga ir panašiai. Tai va, o pats štangos išsikėlimas. Dar kartą pažiūrim. Aišku, bus smagiai, bus tvarkingai viskas, bet tiesiog čia neina, va čia labai dideli, mano čia iki čia status, nu čia nemažai, gal 7 kokie centimetrai, gan daug. Nu, va, išsiėmimas. Nu, va, grinai toks ribinis. Išsiėminėjau, va, grinai matosi ribinis. Nu, kažkiek mentę suleidžiu, čia tirtas dar nebuvo pilnai ištiestas. Bet jo. Nu va, ir aš jau įsistatau ir va, matosi štanga čia, stovas aukščiausias čia ir čia yra va keli cam, 2-3 kokie. Tai va, tas ir yra blogai. Reiktų jas leidžiu žemiau. Reiktų leidžiu žemiau, kad man pilnai štanga tvarkingai išsiimtų ir tada būtų geriau. Tai va tokie dalykai, dabar dar pažiūrim apsaugos, kaip čia buvo pasidaręs. Aišku, apsaugoms jau čia bus gerai. Nors iš tikrųjų šitam džime, kai sportuodavau, tai irgi tos apsaugos, nes va, tas pats dalykas su apsaugom. Čia arba tada būdavo suoliuką kitokį gali atsinešti, suoliukas vienas aukštesnis, kit žemesnis, tai ten žiūri, kurį dar išeina ten ras, kuris laisvas, tai nesuper geriausias pasirinkimas spaust, bet kažkaip va taip va. Biškai ten, nu, aišku, dėliai, tai čia retai kada tai būna, bet, nu va, bet. Kaip išeina, taip sportuojam, bet, jo, vietos, kur įmanoma tobulėti. Tai va dabar, tarkim, Gym Pliuse naujausias gymas, kuriame sportuoju, tai ten yra tas originalus toks kaip ir powerlifterių toksai suoliukas, tai ten gan jau gerai eina reguliuoti viską, kas kelis centimetrus, tai ten fainai, bus fainai. Ir jo, tokie realiai dalykai, tai va grinai parodžiau ant savo. Taip, mano filmukas trunka 12 minučių. Nu, gal dar vieną, dabar dar kitam gyme parodysiu. Realiai čia Gym Pliuse, Roke, ten buvo VS Fitness ir dabar Sportgate. Sportgate, čia mažas svoris. Čia, aišku, nelabai matosi kojos, kaip padėtos, bet aš stengiuosi visur tą techniką tą pačią išlaikyti. Klubą dažnai mėgstu pakelt, kad tiesiog palengvintų išsikėlimą. Va, kaip ir matote, aš iškeliu ir dar kokias užlaikau 2-3 sekundės. Susistabilizuoju, viskas jauti kojas, jauti klubą, giliai įkvėpia, tarkim, aišku, ypatingai, jeigu čia yra jėgos treniruotės, didelis svoris, tai gera technika yra, nesakau, kad geriausia, visokių tų technikų, visiems vieni prie vienos technikos primėgsta kitos, bet man, tarkim, šitą manau, kad yra geriausia, arba gan gera tikrai, tai yra įkvėp giliai oro ir vis judesį padaryti, beveik visą judesį padaryti su tuo įkvėpto oro neiškvėpiant. Tai viršui įkvėpia, giliai įkvėpia. Tada čia paspaudė, pauzė ir spaudė žemyn ir tada, kai jau esi didžiąją dalį užbaigęs judesio, tarkim 70 arba ten 60% užbaigęs ir tada iškvėpinėjau orą, kad išeina oras, tarkim nuo čia, nuo šitam plius minus aukštė iškvėpinėja ir krūtinės ląsta biškį sumažėja, tau leidžia sugrįžti atgal, žinai, lengviau, tricas lengviau pradeda išsėsnės, tai tas oro iškvėpimas tam paskutiniam taške, nu paskutiniam čia ganėtai beveik gale, sakykime, iškvėpinėjimas, tai tokia man patinka technika. Ir didelį krūtinės ląsta, tai reiškia daug oro įkvėpta pirmam taške, užlaikymas, leidžia vėlgi tą išpūstą krūtinės ląsta pirmam taške, išpūstą krūtinį, leidžia dar daugiau ištempt raumenį, kad jis būtų ilgas ištemptas vietoj to, kad jis būtų va toks, tarkime, ne, laisvas. Ir ta prasme, kai jis turi didelį raumo lankstumą, turi didelį ar ne, o tu pradėtum nuo vidurio judesio atlikinėti, tas pats kas bicepsą, taip, na aišku, čia perdedu, bet plius minus idėja tokia, ar ne? Tai čia krūtinė irgi tas pats, kuo daugiau jis ištemptas, tuo jis pirmam taške turės daugiau jėgos. Tai ištiesta maksimaliai krūtinė nuo išrietimo, tada daryk kaip daug oro, giliai įsikvėpia, išsipučia plaučių ląsta, ar ne, išdidėja, išsiplečia ir tada spaudi. Ir iškvėpinėja tik tais pačiam gale, tai va tokią techniką aš dirbu. Ir jo. Taip pat ir atrodo. Va, čia vat jau ledinėjau iki apsaugų. Ja, kaip džymas, taip skirtingas susitvėrimas štangos. Va, žiūrėk čia. Nusimetu šią štangą, tai ir apsauga buvo taip žemai, kad vat, aš krūtinę nuleidinėdamas, jeigu, tarkim, yra vėlgi technika tokia įleidinėti į krūtinę ir išmest. Nes kai kurios federacijos leidžia tą tokį leidimą ir gali išmest, ar ne?
kaip pavyzdys, tai vėlgi čia technikos dalykas, kad tiesiog daugiau paspaustum. Bet aš čia taip ir dariau šitą bent jau atlikimo pratimą. Bet grinai ta apsauga jau pasideda. O čia kiti buvo nebepasidėjimo. Jau nebepasideda. Tai vat matosi puikiai, kiek daug gali įleisti į krūtinę ir kiek tavo krūtinė daug yra pakelta, kad tu, tarkim, jeigu nepakeli štangos, nusileidai krūtinę žemyn, orą iškvėpiai, tu štangos stovi ant apsaugų, ant padėklų, viskas, gali išlysti, jeigu sufeilinai. Tai va. Tokie dalykai, viskas paprasta. Nu ir ką, manau, šiam kartui tiek apie savo praktiką, kaip atlikinėjau pats bench pressą. Jo, tokie dalykai. Turit klausimų, rašykit, pasistengsiu padėti. Jeigu turėsiu atsakymus ir jo, susimatysim kitame. Iki.